I hurt other people with my words. Aš skaudinau kitus savo žodžiais, I disobeyed my parents. nepaklusdavau tėvam, I was not connected. aš buvau tikrai nesusijęs. But Jesus Christ came to me Bet Jėzus Kristus atėjo pas mane and said, I am still connected to my Father, ir sako, kad aš vis dar esu sujungtas su tėvu. and I will lift you. Ir aš pakelsiu ir tave. If you will come, Jeigu tu ateisi, the one lifts all the others. tas vienas pakelia visus. How many people live in your country? Kiek žmonių gyvena jūsų šalyje? How many citizens do you have? Kiek turit piliečių? 3 million? 3.2 or About 3 million. 3 million? yeah. Yeah, a little more. Gal truputį daugiau. I want to tell you something about Jesus, Noriu kai ką pasakyti apie Jėzų. and you know it's true. Ir jūs žinot, kad tai tiesa. If all 3.2 million of them come to Jesus, Jeigu visi 3,2 milijono ateitų pas Jėzų, He will lift them all. jis visus juos pakeltų. Not one will be rejected. Nei vienas nebūtų atstumtas. Not one will be left aside. Nei vienas nebūtų paliktas. In the world, Pasaulyje 7 billion people. gyvena 7 milijardai žmonių. He can lift them all. Amen. Jis gali visus juos pakelti. There's no problem. Jam tai ne problema. In the book of Psalms, Psalmių knygoje, chapter 36, 36 skyriuje, it says God's love sakoma, jog Dievo meilė reaches to the heavens, pasiekia dangų, and His loyalty to people o jo atsidavimas žmonėm goes past the sky. viršė dangų. All 7 billion. Visus 7 milijardus. He will take all of them Jis visus juos paims and lift them. ir juos pakels. So let's do a little more teaching. Dar truputį mokymą padarykim. Do you see there's the first nail, Ar matot, tai yra pirma vinis, but there are 2 other nails that are special. bet yra dar 2 vinis, kurios ypatingos. Do you see the 2 that are special? Ar matot, kad 2 atlieka ypatingą vaidmenį vinis? These 2. Tos 2 It's a very beautiful picture. labai gražus yra įvaizdis čia jų. Do you know who this is? Ar žinot, kas tai yra? It's you. Tai jūs. Because these nails were not connected at first, Nes tos vinis pradžioje buvo nesusietos. but now God is using them O dabar Dievas naudoja juos, to help in the work of lifting the others. tas 2 vinis, kad padėtų pakelti visas. If you will be these 2, Jeigu jūs būsit tom 2 vinimis, all the kids of Lithuania can come to these places. tai visi Lietuvos vaikai gali būti šito savo vietos. God will use you to lift them, Dievas naudos jūs, kad pakelti. and His plan will be Yours. perfect. O jo planas yra įvyks tobulai tada. Not because of you, Ne dėl to, kad jūs ypatingi, but because of Him. bet dėl jo. The first nail is the nail that counts, Nes pirmoji vinis yra ta, kur iš tikrųjų svarbi. but these 2 have to be faithful. Bet tos 2 irgi turi būti ištikimas. These 2 have to do a little bit of lifting also. Šiek tiek jos irgi turi kelti. Here's a lesson for you. Pamoka jums tokia. So let me tell you something interesting about this toy. Kažką įdomaus pasakysiu apie tą žaislą. Kids really like it. Vaikams labai patinka jie. They will play with it for a long time. Jie ilgai žaidžia po tą žaislą. And here's what's really nice. Ir štai kas labai gražu. Get 2 of them Pasodini 2 juos, and say I want 1 boy volunteer sakai, vieną reikia savanorio, and 1 girl volunteer. ir vieną berniuką, ir vieną mergaitę, vienos mergaitės. And I want to see who can build the toy the fastest. Ir pažiūrėsim, kas gali greičiau pastatyti. Go. Pirmyn. Make it a competition. Padarykit kaip varžybas. Take out your phone, Paimkite telefoną, and if your phone is like mine, jeigu jūs panašus į mano, it has a stopwatch ten yra chronometras. so that I can count seconds. Ir aš galiu net sekundės skaičiuoti. Ask the question, Užduokit klausimą, who can build this toy correctly the fastest? kas gali greičiausiai pastatyti teisingą žaisliuką šitą. Who can cut the paper the Arba fastest? kas gali greičiausiai sukarpyti tą lapą. They have a lot of competitive fire. Nes jie turi daug tokios varžymas ugnies. Use this Naudokit tai and invite them to enjoy a good time with you. ir pakvieskit, kad jie smagiai leistų laiką su jumis. So, Taigi, do you see what I did? ar matot, ką aš dariau? 1 nail on the bottom,
Viena vinis apačioje, and the others are laid just like this. o kitos sudėtos taip kryžmai. Another nail on the top, Dar viena vinis guli čia viršui and then you make the placement. ir po to jūs pastatot ant tos stovinčios vinis. Can I tell you, Ar galiu jums pasakyti, the most difficult part sunkiausia dalis is when you move the nails to the top. yra perkelti tas vinis ant šitos stovinčios. Let me show you what to do. Aš jums pasakysiu, kaip reikėtų tai daryti. If you just pick them up, they will fall. Jeigu paprastai pakelsi, tai viskas išbirės. Do you know the Asian people, they use chopsticks to eat their food? Žinot, azijiečiai naudoja valgymo lasdeles. We need 3 chopsticks. Ir mums reikia 3 lasdelių. My middle finger Vidurinio piršto, and my thumb, nykščio, like this. štai taip. My middle finger and my thumb like this. Vidurinio ir nykščio, taip suspaudžiu. And then with my pointing finger, O su smiliumi I put pressure on the top. aš viršų prispaudžiu žemyn. It keeps everything together. Tada visi laikosi kartu. If you have 3 chopsticks on each side, Taigi po 3 pagaliukus kiekvienoje pusėje, tai yra pirštus. it's good. Tada gerai laikosi. This is the most difficult part. Bet čia yra sunkiausia dalis. Because when you put the nails here, Nes kai čia uždėsit, you think they're going to fall. atrodo, kad jos turės toj nukris. You think, I have done it wrong. Galvojat, kažką ne taip padariau. I have no confidence. Neturiu pasitikėjimą. When I take my hands away, they will fall. Galvojat, patrauksiu rankas ir subirės viskas. But you must have faith. Bet turi turėti tikėjimą. And practice. Pasitikėti. And they will stay in place for you. Jas liks kabot jums. And this is what we do. Štai ką mes darom. At the end of the day, Dienos pabaigoje we ask the kids 2 questions. vaikam užduodam 2 klausimus. Can I cut a hole in the paper Ar galiu iškirpti skylę popieriuje, big enough for my whole body? kad visas kūnas praeilystų? And the kids will say, yes, you can. Vaikai sakys, taip, gali. And then we ask, Tada klausim, how many nails does it take kiek reikia vinių, to lift all of the others? kad visas kitas pakeltų? And the kids will say, 1. Jie sako vienos. And you can say to them, very good. Ir jis gali sakyti, labai gerai. You are beginning to understand Jesus. Jūs jau pradedat suprasti Jėzų. It's easy. Tai lengva. They have a good time, Jiems smagu ten, and we don't spend a lot of money. o ir nekainuoja per daug. And we can put these things in our backpack, Visą tai galime įsidėti kuprinę make a beautiful time. ir gražiai praleisti laiką. Now Dabar is the moment of truth. tiesos minutė. Who can do this trick for me? Kaip gali man padaryti tą fokusą? It cannot be me. Čia negaliu būti aš, It cannot be Judy. negali būti Judy, It cannot be Steve. ir negali būti Steve'as. I want to see a true hero of Lithuania Noriu pamatyti tikrą didvyrį iš Lietuvos doing this demonstration arba didmoterį. while I drink my coffee. Ir padarykit tai, kol aš gersiu kavą. Oh, it's going to be a long night for us. Matau, kad ilgai čia užtruksiu. I had wanted to have some sleep at the hotel, Norėjau pamiegoti viešbutį, but now I see it's not possible. dabar matau, kad nieko neišys. I will be here waiting Teks čia laukti savaitę, for someone to do the demonstration. kol kas nors padarys tą demonstraciją. Steve, do we have more coffee? All we need. Turim dar Praise the Lord. save viešpačiui. Someone come and have courage. Ladies first. Turėkit Mes kaip džentelmenai, jūsų eilė, būtinai, kaip Gal vaikus pakviesti? gerai. Oho. It's not easy. This is the first time the trick will be done Tai pirmas kartas, in the history of Lithuania, kai šitas fokusas daromas Lietuvos istorijoje. so no pressure. Taigi jokio spaudimo. Fizikos dėsniai.
Tokį. Taip. Nu, gerai. Taip, tai dabar. Ja, man. Super. Nu, ir super. Super. Laukit. Labai gerai. O, No problem. You're doing very well. kažkas išslysta. Laukit. Aš idėją You're tai doing super. very well. More pressure on this side. That's. Yeah. Oh. Aha, tik čia nežinau, kaip čia padėti. Apatinė. Ant apatinio? Taip. Ir dabar iš lėto. Bet čia jau kreivai bus. Nieko jis išslysta. Ant apatinio? Labai gerai. Using the inside of the first one. Aš čia naudoju viduriuką iš ano lapo. Let me show you how to do this. Leisti parodysiu, kaip tai daryti. It's very easy. Labai lengva. Can you remember two numbers? Reikia įsiminti du skaičius. The number 7 7 and the number 3. ir 3. If you can remember the number 7 and 3, Jeigu prisiminsiu tos du skaičius 7 ir 3, this is half of the work. čia jau pusė darbo. I'll take my paper, Paimsiu tą lapą, fold it in half, sulenkiu per pusę and I'll turn it like this. ir štai taip paguldau, The folded part is to me, kur sulenkimas žiūri į mane, the open part is to the camera. o ta atsidaranti dalis į kamerą žiūri. Here's my first cut, Pirmas mano pjūvis number 1. 1. You see, I don't cut all the way across. Ne iki galo kerpau. If I cut all the way, I just make smaller paper. Jeigu iki galo, tiesiog sumažinsiu popierių. Here's 1. Tai 1. I'm going to go all the way to the other side Dabar visai iš kitos pusės. and make exactly the same cut on the different end. Lygiai taip pat kitam pusėje. 1 and 2. 1 ir 2. No problem. Jokių problemų. Here's what you must remember. Dabar reikia prisiminti štai ką. After 2, Po 2 rotate the paper apsukit popierių į kitą pusę. 180 degrees. 180 laipsnių. Make the same cut. Tai kaip pat pjūvį padarot. Keep working to the middle. Ir nuo krašto link vidurio vėl. Do you see? Matot? It's really very simple. Labai paprasta. You just need some practice. Reikia pasipraktikuoti. Here's number 4. Štai jau 4. So I will rotate again. Vėl atnešiu. Here's number 5. 5. And the more you cut, Kuo daugiau karpysit, taip, the paper gets a little more difficult to work with. tuo sunkiau vėliau jau būna dirbti su juo. So you'll notice I'm using a table. Ir matot, aš naudoju stalą. Some people try to do the trick just in the air. Kiti bando tiesiog ore, laikydami daryti, tai It's too difficult for me. man tai per sunku. So rotate the paper again. Vėl apsuku popierių. Here's number 7. Tai 7. That's the first number. Čia pirmas skaičius. The second number is 3. Kitas skaičius tai 3. Do you see? I made 5 sections of paper. Padariau 5 sekcijas popierius, Which 3 should we cut kurias 3 reikia perkirpti, to make the hole? kad atsirastų ta skylė. Of course. Vidurinė. Exactly right. It's the ones in the middle. If you cut these, Jeigu tu krašte perkirpsi, you just get a big paper snake. gausi tik tai gyvatė. We need to take the 3 from the middle, 3 vidurinės perkirpam. like this, Štai taip. like this, Štai taip. and like this. Ir taip. And we're finished. Ir pabaigta. This is all you have to do, Jums reikia tik tiek. and the way is made. Ir padarytas kelias. Isn't it interesting to think Argi neįdomu pagalvoti, that for God, kad Dievui the issue of death mirties klausimas can be finished just as completely. Sorry. God can deal with the issue of death
kad Dievas gali spręsti mirties klausimą just as quickly as I handled this paper. lygiai taip greitai, kaip aš su to popieriumi susitvarkiau. Can you imagine? Ar galite įsivaizduoti? One day my heart will stop beating, Vieną dieną mano širdis nustos plakusi and immediately God will say, "No problem." ir iškart Dievas pasakys jokių problemų. It takes me longer to cut the paper Man tą popierių sukarpyti ilgiau užtrunka. than it will take God to bring me to His kingdom. Ne Dievui prireiks, kad laiko, kad atvest mane į savo karalystę. If you can remember the number 7 Jeigu prisiminsit skaičių 7 and the number 3, ir skaičių 3, they will be your guides. tai bus jums kaip tai vadovas priminimas. And two things will happen. Du dalykai įvyks. First, the kids will say, "Wow." Pirma, vaikai sakys, o Next, the kids will say, "I want to know how." antra, jie sakys, nori žinot kaip. But remind them, first we need to talk about the story of Moses. Bet prisiminkit, pirma reikia apie Mozės istoriją papasakoti. And did you see Ar matėt, the first time pirmą kartą, when I was cutting the paper, kai aš kirpau popierių, I was just talking about the story of Moses? aš kalbėjau apie Mozę, No problem for me. man jokių problemų. I can cut the paper and tell the Bible story Aš galiu karpyti ir pasakoti Biblijos istorijas, because I have practice. nes aš praktikavausi Many hundreds of times every year I do daug this. kartų, 100 kartų kasmet. Practice is the key. Praktikavimas yra esmė. So, if we have some more paper, Jeigu turėtume dar popierius, I invite you to practice this. tai galėčiau pakviesti pasipraktikuoti. I invite someone else to come and attempt to fit with the nails. Kitos žmogus kviečiu pabandyti žinius sudėti, Many opportunities for you to learn. daugiau progų pasimokyti. But if you are still not willing, Bet jeigu vis tiek nenorit, we can do a demonstration that is even more easy. galim padaryti dar lengvesnį demonstraciją. I want to ask you for a favor. Noriu paprašyti paslaugos. Will you please bring the tables Ar galėtumėt stalus to the center so that we are one? įtraukti į vidurį, kad būtume vienas? This is perfect. Puiku. Now, can we move our chairs very close together? Galime kėdes labai sudėti, And may I take a middle seat? o aš vidurėje sėšiu. Thank you. I want to show you an interesting card game from America. Noriu parodyti įdomią kortų žaidimą iš Amerikos. Do you have this game in Lithuania? Ar turit Lietuvoje tokį žaidimą? Okay, see, it's no problem. Jokių problemų. We can bring you many of these from America, it's no problem. Mes galime atvežti iš Amerikos daug tokių žaidimų. Cards have pictures. Ten yra We paveiksliukai. have that, yeah. Do you have it? Yeah, yes. Praise the Lord. So, we don't have to bring you any from America. Good. I don't know the God. Do you know how to play the game? Aš žinau, kaip žaisti. Ne. Can I show you? Aš galiu parodyti. We'll just do a visual exercise real quick. Pradžiai tokį pratimą vizualinį. I'm going to turn the cards over. Aš apversiu kortas. Try to find a picture that matches between the cards. Bandykit surasti paveiksliuką, kuris ant abiejų kortelių. We'll play the game in Lithuanian. Mes žaisim lietuviškai. So when you find a picture that matches, Kai rasit tą paveiksliuką, kuris yra ant abiejų, just say the word. tiesiog pasakykit. Ready, go. Saulė. Yeah, very good. Is that sun, I'm guessing? Okay, so good. Let's play again. Gerai, dar kartą. So you can be the most quick. Oh, gerai. Very good. Is that the moon? Yes. Okay. I'm learning some language. This is good for me. So let's play again. Dar kartą. Yes, the anchor. Ah. Good. I like that word. It sounds like anchor. Yes. So, Voras. very good. So quick. Beautiful player. Maybe if there is the Olympics, this should be the representative for Lithuania. Okay, so
Is that a spider web? Yeah. Ah, perfect. So the game is like this. Žaidimas toksai, Here is where it becomes a competition. bet štai kur prasideda varžybos. What if I gave a card to my sister Jeigu aš duočiau savo sesiai and a card to my brother? ir broliui, I count to 3. skaičiuoju iki 3, Turn your card. apverskit. Let's see who can find the matching picture the fastest. Tai kas pirmas suras atitikėti paveiksliuką. And put it here. Ir tada padėkit. Ah. Aha. 1, 2, 3. Ai, turiu dėti? Taip, Ne. taip, jeigu Jeigu kas ir reikės pasakyti, ir tas atsakymas ir... Medis. Ai, palauk. Turi mano ir čia sutapti. Taip. Kas? Medis. Ah, put this card here. Place it here. Ką aš turiu daryti? Uždėti? Uždėti. And you are the winner. Mhm. So, let's play again. Dar kartą. Čia įdomu žaidimas. Taip. One. Game. Čia spikinas. 1, 2, 3. Ai. Super. Now, let's make it more complicated. Dabar sudėtingiau. Let's play like this. Štai taip žaiskim. How many is that? 3, 4, 5. So. You have an advantage. So, let's play the 5 here and the 4 here. 5 ten ir 4 čia. Ready? Go. Pradžią. Ir čia atidaryti telefoną. Heart. Taip. Mašina. First. Skull. Next. Vėl dar. O, tas pats, ok, gerai, ok, davai. Davai. Snaigė. I see. Katinas? Ai, ne. Igloo. Cheese. Spiderweb. Akiniai. Balloon. Kėdelė. Ir ranka. Na, Simon, kita man. Yeah. The winner. O, iglų. Igloo. It's fun. Yes. Okay. So you guys play another game here, and I want to know who's really the best player. Hugh was our first place finisher. Hugh was second, and I think I was dead last. So that's discouraging, but we'll try again. So how many should we do? 4 or 5. Together? Per sulenkimą? Po vieną. So, oh, key. Obuolį, tas taikinys. Voras yra pas mane tada. Tas sekmat, tas aklys, tas ten yra. Aklys. Wow. Akis. This is terrible. Oh, dog.
lapas. Ramūnė. A carrot. 4. Ieškokit ir teikit lempą. Can you read it? There's nothing? Oh, cheese. Kaip pravodė, kaip sekasi. Žiūrėk. Palapinė. Opa, matai? Ir tas drakonas. Čia visa šeima pralys. Robertai, pabandyk. Šitas, pabandyk. Taigi aš padariau ką. Taip? Sunku? Super! Look at this. Beautiful. So, let's talk about this game Pakalbėkime apie šį žaidimą. and why it's so nice. Kodėl jis toks geras. Kids really like to play this game. Vaikams labai patinka šitas žaidimas. At our camps, we can play this game for hours. Būna mūsų namuose ištisas valandas žaidimas. It is an addiction. Tai yra kaip priklausomybė. It's a very fun game to play. Vis smagus. If you're having a camp and it's raining outside, Sakykime, yra stovykla, lokelyje, no problem. jokių problemų su žaidimu. But let's do some teaching. Bet dabar padarykim ir mokymą. And let's put the eyes of our kids into the book of Philippians. Tegul vaikai pažiūri į laišką Filipiečiams. Yeah, if you have your Bible with you, you have a Lithuanian Bible. Gal kas turi lietuvišką Bibliją? Can we look at chapter 3? Pažiūrėtumėm į 3 skyrių. Can we have a reading in the Lithuanian language? Ar galima paskaityti lietuviškai? Philippians 3, Filipiečiam 3, verses 12, 13, and 14. 12, 13, 14. Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik... Very beautiful. Dabar kažkas gražus. Kids will see this Vaikai matys tai and they'll remember. ir jie įsimins. Look at my cup here. Tai turiu padelį. There's no hole at the bottom. Čia nėra skylės. Good. Geras padelis. Watch what happens Žiūrėkit, kas įvyks. if you put the bad cup Jeigu blogą padelį dėsit inside the good cup. į gerą padelį, The problem is gone. problemas nebeliko. This is what I want to tell kids. Tai ką aš noriu pasakyti vaikams. This is my life without Jesus. Čia mano gyvenimas be Jėzaus. This is my life with Jesus. Čia mano gyvenimas su Jėzumi. It's a big difference, isn't it? Didelis skirtumas, ar ne? It's really nice to have the perfect cup. Tikrai gerai turėti tobulą padelį. For me, Man it's just a sad story. tai tik liūdna istorija. But my life can be hidden inside Jesus. Bet mano gyvenimas gali būti paslėptas Jėzuje. And the problem is taken away. Tada problema pašalinta. Now, I want to tell you something else. Dar kažką noriu pasakyti. If you'll excuse me, Jeigu galėsit, I'm going to prašysiu. go right in this other room Man reikia į kitą kambarį nueiti and get something. ir kažką paimti. Guys, I want to show you something very interesting. Parodys kažką labai įdomus. Maybe there are some kids that say, Galbūt kai kurie vaikai sako, this cup, šitas padelis it's not a good picture of my life. negeras įvaizdis mano gyvenimo. Do you want to see a good picture of my life? Man gerai įvaizdį pamatyti. Many lies, Daug melų, many sins, daug nuodėmių, many problems. daug problemų. This is most people. Tokia yra dauguma žmonių. Can I show you something? Galiu jums parodyti kažką? The perfect cup will stop this problem just as quickly. Lygiai taip pat greit sustabdys ir šitą problemą tobulas padelis.
I don't think we should worry about how many holes are in this cup. Nemanau, kad reikia pergyventi dėl to, kiek skylių yra ant šito puodelio. I think we should celebrate that there are no holes in this cup. Bet džiaugtis tuo, kad ant puodelio nėra iš vis skylių. This doesn't matter. Nes nesvarbu, kiek čia yra. This matters. Apatinis puodelis yra svarbus. No matter how many holes are in your cup, Nesvarbu, kiek tavo puodelio skylių. hide yourself in Jesus. Paslėpkit save Jėzuje. The problem is taken away. Ir problema yra pasirūpinti. The Passover lamb Ir Paschos avinėlis had to be perfect. turėjo būti tobulas. It's very interesting teaching Tai yra labai įdomus mokymas. because we ask kids the question, can anyone be perfect? Paklausimai, kur gali kas būti tobulas. They'll say no. Jie sako, ne, Then we have to teach them. nereikia to mokyti. One time there was a man who was perfect. Nu, bet vieną kartą buvo vienas žmogus, kuris buvo tobulas. And that's very important for you. Tai tai labai svarbu jums. Let me tell you why. Leiskit jums pasakyti, kodėl. The Passover lamb Paschos avinėlis can save you gali išgelbėti jūs. no matter what you've done Nesvarbu, ką padarėt. or what your problems are. Ar kokios jūsų problemos. So, we have another demonstration. Taigi turim dar vieną demonstraciją. Let's talk about this. Pakalbėkime apie štai ką. We have 4 nice teachings, Turim 4 gražius mokymus. and we really still haven't spent a lot of money. Ir dar nedaug pinigų išleidom. This is paper and scissors, Popierius ir žirklės, plastic cups. plastikiniai puodeliai. In America, we have a store called Walmart. Amerikoje yra toks parduotuvė Walmart. I think in Lithuania, you have a store called Maxima. Lietuvoje gal Maxima, ne? This came from the message board of the church. Skelbimų lėktuvas. Do you see I needed to make some more holes? Matėt, man reikėjo skylių dar padaryti. It's very simple. Labai paprasta. A plastic cup, Kaip plastikinis puodelis. a message board pen, Ir toksai smeigtukas iš lentos. pitcher of water. Po to vandens. In America, my father makes these for me. Amerikoje mano tėvas gamina man tos He is good with the woodwork. medinius. Jisai gerai moka su medžiu dirbti. He does all these for me, praise the Lord. Visą tai padaro man šlovė Dievui. My father will make one for you. Gali jum padaryti tokį. But Bet earlier in the day, I was having coffee with Steve, aš anksčiau prieš tai gėriau kavą su Styvu. and Steve said something interesting to me. Jis man kažką įdomus pasakė. He said, I love to make stuff. Kaip gaminti viską. Well, praise the Lord. Do we have any wood in Lithuania? O Lietuvoje yra medžių. Yes. Yra. So this is the problem. Taigi irgi ne problema. I think these cards are in Lithuania. We've discovered that they are. Tos kortos irgi Lietuvoje parduodamos. In America, $9. Amerikoje gal $9 kainuoja. We can afford this to spend hours and hours with kids. Galim tiek leisti, kad ištisus valandas reikės praleisti. So the trick is not to spend a lot of money. Esmė nedaug pinigų išleisti. The trick is not to spend a lot of time preparing. Ir nedaug ilgai ruoštis. The trick is to spend a lot of time with the kids, Bet esmė daug laiko praleisti su vaikais. being with them and having time together. Būt kartu, leisti kartu laiką. Okay, so here are 4 demonstrations. 4 demonstracijos. Maybe we'll do one more if you have time. Gal dar vieną padarykim, jeigu turite. Yeah, and then we'll go to the computer Tada eisim prie kompiuterio and talk a little bit about the vision. ir truputį apie viziją pakalbėsim. Here's a very nice teaching. Taigi labai geras mokymas čia. And I'm going to ask you to stand up, please, Prašysiu atsistoti, just so that you can see, kad matytumėt. to be on the top. Iš viršaus. Here is a teaching of symbols. Čia mokymas apie simbolius. Let's teach the kids this. Pamokykim vaikus štai ko. The plate will be a symbol for the world, Lėkštė simbolizuos pasaulį,
And the tea will be a symbol for people in the world. O arbata tai žmonės pasaulyje. Here are the people in the world. Tai žmonės pasaulyje. The green color doesn't matter. Tai kad žalia, tai nesvarbu. You can even use water like this. Galit net tokį vandenį naudoti. But I like a little color. Man patinka, kai truputį yra spalvų. So I put some green in the water. Taigi truputį žalios įdedi vandenį. Tea works just as well. Galima ir arbatą įdėti. So here is the world. Tai pasaulis. Here are the people in the world. Pasaulio žmonės. And I'm going to light a candle. Degsiu žvakę. I think I'm going to light a candle. Tikiuosi, kad pavyks. Yeah. And we asked the kids, Ir klausim vaikų. what do you think Ką tu galvoji? the candle will represent? Kas simbolizuoja žvakę? Because they know that I am a Christian guy. Kadangi jie žino, jog aš krikščionis, They'll say it has something to do with God. turbūt kažkas su Dievu susiję. Correct. Teisingai. So here's the light of Jesus. Čia yra Jėzus šviesa, Jėzus šviesa. God does not leave us alone. Dievas nepalieka mūsų vienų. He sent his son into the world Jis atsiuntė sūnų į pasaulį. to be right in the middle of us. Kad būtų vidury tarp mūsų. We ask God all the time, why is the world so bad? Mes tik Dievo klausimą, kodėl pasaulis toksai blogas? And God says, I know, I was here, my son came, it's really bad. Dievas sako, žinau, aš buvau čia, mano sūnus buvo atėjęs ir tikrai buvo blogai. Jesus had all the problems. Jėzus irgi patyrė visas problemas. He was in the middle of everything, Buvo vidury viso to. bringing the light of God. Ir atnešė Dievo šviesą. One more symbol, Tai dar vienas simbolis. the sad symbol, Liūdnas simbolis. the glass. Stiklinė. I'm going to put the glass on top of the candle, Aš uždėsiu stiklinę ant žvakės. and the pressure from the air Ir oro spaudimas is going to push all the green to the outside. visą žalumą pastums į išorę. You tell the kids, you might not see anything in here, but there's air. Ir aš sakau, vaikai, galbūt jūs čia nieko nemato, bet ten yra oras. And the air is going to press down Oras spaus žemyn, so that the green is on the outside kad žaluma bus aplinkui. and the candle is on the inside. O žvakė vidury. It's a terrible picture Tai baisus paveikslas. because we were made to be with God. Nes mes sukurti, kad būtumėm su Dievu. But sin makes a big problem. Bet nuodėmė padaro didelę problemą. This is sin. Tai nuodėmė. God on the inside, Dievas vidury, me on the outside. o aš išorė. Separation, Atskirimas. big wall Didelė siena. of sadness. Liūdnumas. So watch. Stebėkit. The green goes to the outside. Žalis išeina į išorę. But keep watching. Bet stebėkit toliau. And I want you to see something interesting. Noriu, kad kažką įdomus pastebėtumėt. Two things are going to happen. Įvyks du dalykai. And they will only take a few seconds Ir tam tai reikia kelių sekundžių. to happen right before our very eyes. Kad įvyktų prieš pat mūsų akis. The first thing, Pirma, the candle dies. tu užgęsta žvakė. But the second thing is what? Antra yra kas. Everything to the inside. Viskas į vidurį nuėjo. The science is easy. Mokslas čia paprastas. The oxygen burns. Deguonis sudegė. I don't know what your word is in Lithuanian, but in English we say vacuum. Ir Vacuum is created. Taip, sukūrimas. Everything is pulled. Vakuumas ir viskas įtraukiamas. So we ask kids the question, Mes užduodam vaikam tokį klausimą. when did the green come in? Kada įėjo tą žalumą į vidų? And they say the green came in Jie sako, tada įėjo į vidų, when the candle died. kada žvakė užges ar numirė. Good. Teisingai. If you understand this, Jeigu supratot tai, you understand the gospel. supratot Evangeliją. At first, the kids are watching Pradžių vaikai stebi, and they think the glass is the winner jie galvoja, stiklinė laimėjo, because the glass has killed the candle. nes stiklinė nugalėjo žvakę.
No, the candle is the winner. Ne, žvakė nugalėtoja. Because the candle wins Nes žvakė laimi by dying. mirdama. Can you look in your Bibles, please? Arba užgiedama. And have a seat, I'm sorry. You've seen the... Galite dabar pažiūrėti Bibliją. Can you look in Ephesians Efeziečiam chapter 2? antras skyrius. Ephesians chapter 2. Can we have a reading in the Lithuanian language? Ar galite paskaityti lietuviškai? 2 verses, Dvi eilutes. 13 13 and 14. ir 14. Can somebody read these, please? Ar galėtum? Galit pakartoti? Could you repeat? 13 and 14 from And chapter 2. Kurias eilutes? 13 ir 14. Bet dabar Kristuje Jėzuje, jūs, kadaise buvusie toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Beautiful. Because of the blood of Jesus, Dėl Jėzaus kraujo, those who were far from God tie, kurie buvo toli nuo Dievo, have been made near to God. buvo pritraukti artyn prie Dievo. And we tell the kids the opposites. Ar mes pasakojam vaikams priešingybės? I was far, Aš buvau toli, but now I am near. o dabar esu arti. I was outside, Buvau išorėje, but now I am inside. o dabar esu viduje. I had nothing, Turėjau, nieko neturėjau, but now I have everything. bet dabar turiu viską. Because the candle died. Nes žvakė mirė ir užgeso. And when the candle died, Ir kada žvakė užgeso, there began a power to pull me toward God. jie atsirado jėga, kuri patraukė mane prie Dievo. Very easy. Labai lengva. Some of you are saying, Kai kurie iš jūsų sako, I cannot cut the paper. ne, negaliu karpyti popierius, I cannot do it. negaliu. I cannot do the nails. Negaliu su vidėm, ne, aš ką. Ridiculous. I cannot play the game fast enough with the cards. Nes su kortom irgi negaliu taip greit žaisti. I cannot do this thing where I'm holding the water above the person and talking at the same time. Negaliu laikyti vandens žmogaus ir kalbėti tuo pačiu metu. I think all of those statements are wrong. Manau, kad visi tai yra netiesa. But even so, I ask you this. Bet jeigu ir būtų tiesa, aš klausčiau štai ko. Can you put a glass on top of a candle? O ar gali skrynią uždengti žvakę? You don't think it will work, Jūs manot, kad nepavyks? but it works every time. Bet visai pavyksta. Always the candle brings what is outside to the inside. Visada žvakė įtraukia tai, kas buvo išorėj į vidų. And we can teach about Ephesians 2. Ir gali pamokyti apie Efeziečiam 2. I wish that I could tell all the kids in Lithuania these things. Aš norėčiau visiems Lietuvos vaikams papasakoti, All these kids here, kad čia esantiem, let's just gather them surinkti juos and let's spend time with them ir skirti laiko jiem, and bring them the gospel. nešti Evangeliją jiem. But I cannot do it. Bet aš to negaliu padaryti. I do not speak Lithuanian, Aš nekalbu lietuviškai. and my plane ticket makes me leave on Thursday. Ir mano lėktuvo bilietas verčia mane išskristi ketvirtadienį. I cannot do it. Negaliu to padaryti. And the only thing that makes me feel better about this Vienintelis dalykas, kas mane pagodžia, is that God did not call me to do it. tai kad Dievas ir nepašaukė, kad aš tai daryčiau. It is your job. Tai yra jūsų darbas. The Baltic nations, Pabaltijo šalis they belong to you. priklauso jums. You must tell them. Jūs turite jiem papasakoti. You must do this work. Jūs turite atlikti šitą darbą. I do want to be a part. Aš noriu tame dalyvauti, I want to help you. padėti jums. I have a lot of ideas to share with you. Turiu daug idėjos, kurių galiu pasidalinti su jumis. And I have a lot of people in America and in Europe who want to pray for you. Turiu daug žmonių Amerikoje ir Europoje, kurie nori melstis už jūs. A lot of people who want to pray for you. Daug žmonių nori melstis už jūs.
If you tell me today, Jeigu jūs man pasakysit šiandien, I want to go make a camp, aš noriu padaryti stovyklą, or I want to go spend an hour with children noriu skirti valandą in vaikam, Klaipėda. Klaipėdą. If you email me about this, Jeigu man tai parašysit e-mail, I can arrange for hundreds and hundreds of people around the world to pray for you that day. aš galiu suorganizuoti, kad šimtai ir šimtai žmonių pasaulyje melsis už jūs tą dieną. That God would pour His Spirit on you Kad Dievas ant jūsų išlietų savo dvasią and on them. ir ant jų. We can be partners. Mes galim būti partneriais. We can reach all the kids in Lithuania. Galim pasiekti visus vaikus Lietuvoje And we can reach all the kids in America. ir Amerikoje. Because when I'm speaking to kids in America, Nes kai aš kalbu su vaikais Amerikoje, you're going to pray for me. tai jums reikia melstis už mane. So, it is 10 minutes after 8. Jau po 8:10. You've given a lot of time tonight. Daug laiko skyrė šį vakarą. You are free. You're free. Laisvi. If you have 15 more minutes, Jeigu turi dar 15 I minučių, can show you some things on my computer, galiu kai ką parodyti kompiuterį. and we can talk a little bit about what we can do. Galim turbūt pakalbėti apie tai, ką galime daryti. Would you like to take 5 minutes Norėtume skirti 5 minutės. for a break? Pertraukai, Do you need more coffee? Would you like to go to the restroom? gal kavai. Would you like a stretch? Arba nueiti į I tualetą, need arba- to go get my computer, Man reikia kompiuterį pasiimti. so I will take 1 minute anyway. Vis tiek minutės reikia. If you would like a break just for 2 minutes, Arba 2 minutės. let's go.